Laukiame rekordinio skaičiaus užsiregistravusių. Tai labai džiugu iš tikrųjų, kad jums yra įdomu ir norite išgirsti, ką turime papasakot, o ypatingai, ką turime papasakoti, ką išleidome patys naujo bei ką padarė Microsoftas. Tai šiandien aš bei mano kolega Einaras pristatysime, kas naujo Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ir tuo pačiu pakalbėsime apie tai, ką naujo padarėme savo Lietuvos būtent produktuose bei lokalizacijoje. Tai čia vat ir yra. Pirma dalis bus, kas naujo būtent Business Central, na, o antra, kas naujo software produktuose. Tai tikriausiai nieko nelaukdami galime pradėti. Tai visų pirma, kas naujo būtent Business Central 26 versijoje. Tai pristatysiu Power BI ataskaitas, naujas analizės režimo galimybės, Intrastat pakeitimus, dirbtinio intelekto naudojimą, finansinių ataskaitų atvaizdavimo galimybės bei sistemos pakeitimai greitesniam darbui. Tai pirmiausiai Power BI ataskaitos. Tai nuo šiol yra padaryta galimybė analizuoti duomenis su Power BI ataskaitomis tiesiai Business Central sistemoje. Einame į Business Central ir parodysiu, kaip tai galima atlikti. Tai jeigu eitumėm čia visos ataskaitos, matytumėme visas galimas Power BI ataskaitas. Tai jos yra tiek finansų, pardavimų, gamybos, sandėlių, visose srityse yra kažkokios tai sukurtos Power BI ataskaitos. Tai pavyzdžiui, jeigu pasiimtumėm finansų ataskaitą, tai čia yra tokia bendrinė ataskaita, kurioje viskas praktiškai yra sudėta. Tai tuo užkraus duomenis ir čia jau apačioje galime matyti, kokios yra galimos ataskaitos. Šios ataskaitos dar kol kas yra anglų kalba, bet netrukus turėtų būti išleistos ir lietuvių. Tai čia yra tokios bendrinės, yra EBITDA, įvairios. Čia galėsite pasižiūrėti. Dabar, kad naudoti šitas Power BI ataskaitas, reikia turėti bent vieną Power BI licenciją. Tai dėl tos licenzijos galite paklausti savo SKV, tai yra klientų vadybininkių, dėl kainos ir susiderinti, kad būtent gauti tą vieną licenciją pasibandymą. O po to matysite, ar norite daugiau ar ne. Taip pat yra naujos analizės režimo galimybės. Tiksliau, jos bus nuo birželio mėnesio. Dabar nepasakysiu tiksliai, kokia ta versija, bet birželio mėnesį turėtų jau išeiti. Ir ką čia bus galima daryti? Tai dabar, kai mes įsijungiam analizės režimą, galime duomenis tikrinti tik tos lentelės rėžiuose. Bet nuo birželio mėnesio, tai sekantį jau mėnesį, bus galima įsikelti reikšmes iš susijusių lentelių. Tai pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime, kaip čia yra parodyta pirkėjus, tai į pirkėjų išrašus bus galima įsikelti, tarkim, kontaktus, paštus ir panašią informaciją. Tai šitą tikrai labai rekomenduoju išsibandyti. Tikrai žinau, kad daug kam buvo tai aktualu, nes norėdavo, tarkim, papildomų kažkokių ataskaitų ir panašiai. Tai būtent tų visų papildomų kažkokių ataskaitų galimai jau net ir nebereikės. Užteks susidėlioti analizės rodinį tikslingai. Tik kai jau bus išleista, bus galima ir įrašyti kažkokį tai video filmuką, kurio pagalba jums padėsime pasidėlioti tuos analizės rodinius. Tai tikrai laukite, manau, tikrai sulauksite ne vieno vaizdo įrašo. Taip pat Intrastat ataskaitų nustatymai, tai nuo šiol pridėtas papildomas pasirinkimas dėl PVM kodo parinkties. Tai praeitą kartą, tai buvo rudenį, kai buvo išleista 25 versija, buvo padarytas pakeitimas, kad nuo šiol pirkėjuose galima susidėti alternatyvius pirkėjų PVM kodus. Tai buvo kol kas padaryta tik su pirkėjais, ar bus padaryta su tiekėjais, mes dar to nežinome. Bet tuo trumpai parodysiu. Tai jeigu eitumėm į pirkėjai,
parodysiu, kaip atrodo dar greitai tas alternatyvus pirkėjo PVM kodas. Tai jie dedasi per skirtingas šalis. Čia matom, kad mano tam pirkėjui yra sukurti 3 PVM kodai ir priklausomai nuo to, kokią šalį pasirinksiu, nusirodys vienas arba kitas PVM kodas. Tai dabar, kad šitą funkcionalumą būtų galima panaudoti ir Intrastat ataskaitom generuoti, yra Intrastat ataskaitų nustatymai. Ir šioje vietoje pardavimo PVM registravimo numeris pagal galimas pirkėjas, pirkėjas mokėtojas arba jau dabar pagal dokumentą. Tai turėkite omenyje, kad jeigu naudosite alternatyvius PVM kodus, būtinai ateikite čia pasitaisyti, kad tai būtų jau pagal dokumentą. Tai kol kas pirkimo nereikia keisti, nors irgi yra šitas variantas, tai keisite tik pardavimą. Na ir dirbtinio intelekto naudojimas Business Central aplinkoje. Tai žinome, kad dirbtinio intelekto panaudojimas vis platėja ir spartėja mūsų visuomeniai, yra panaudojamas realiai jau visur, tai nenuostabu, kad tobulėja tai ir Business Central sistemoje. Tai praeitą kartą pristatėme, kad yra galimybė generuoti ataskaitų numeriukus, generuoti pardavimo sąskaitų eilutes bei pirkimo sąskaitų eilutes. Tai visą tai galima nuo šiol pritaikyti ir dar daugiau. Ir beje, kas buvo padaryta, tarkim, rudenį, šiuo metu jau daug sparčiau veikia ir lietuvių kalba. Einame Business Central, pasižiūrėsime šiek tiek, kaip veikia būtent tas mūsų dirbtinis intelektas. Tai visų pirma, yra viršuje šis mygtukas, tai reiškia Copiloto mygtukas. Tai šis Copilotas ieško per visą mūsų sistemą. Tai tarkime, jeigu parašyčiau surasti, ar turime prekės turbo atsargų šiuo metu, jis man padės generuoti ir ieškoti tų atsakymų. Tai kol jis generuoja, galima pasižiūrėti dar vieną dalį, tai yra kortelių santraukos. Jeigu nueisime į prekes, tai atsidarysime norimą prekę, atsidarom antrą prekę, čia matome yra santrauka. Tai tokia santrauka dabar yra tiek tiekėjų, pirkėjų, kortelėse. Na, iš tikrųjų daug kur sistemoje, kur yra tokie nuolat atnaujinami duomenys. Tai šiuo atveju mums generavo santrauką, tai kiek yra atsargų sistemoje, kokia yra vieneto kaina ir panaši informacija. Pavyzdžiui, jeigu pasirinksime pirkėją, tai kokia yra bendra pardavimo suma, koks pelningumas ir panašiai. Tai šita informacija tikrai yra ganėtinai naudinga, tai galite pasižiūrėti. Jeigu pasispausite rodyti daugiau, tai taip pat irgi Copilot čia šone pradės generuoti daugiau informacijos būtent apie mūsų tą prekę, pirkėją, tiekėją. Na ir kol mes žiūrėjom šitą, mums sugeneravo mūsų atsakymą. Tai aš paklausiau, ar turime kažkokių prekių su turbo žodžiu. Tai man iš karto pateikė 3 prekes. Ir čia jau galiu matyti, kad pirmos prekės yra 333 vienetai, antros neturime ir trečios vienetai. Tai pavyzdžiui, jeigu mums reikia padaryti užsakymą su tam tikra preke ir mes jos turime alternatyvų, tai tikrai galime susigeneruoti ir pateikti pasiūlymą pardavimui. Na ir dar kas yra atsiradę naujo, tai automatiškai generuoja reikšmes. Tai pavyzdžiui, jeigu nueisime į pardavimo sąskaitą faktūrą, ir pasirinksiu, kad man sugeneruotų mokėjimo kodą. Ir būdu, tai visos šitos žvaigždutės reiškia, kad mums sugeneruos automatiškai kažkokias tai reikšmes. Ir generuoja reikšmes per skiltį, tai pavyzdžiui, šiuo atveju generavo tik SF duomenys skiltį ir man pasiūlė 3 būdus, tiksliau 3 reikšmes. Tai pirmiausiai mokėjimo būdo kodas,
pas mane sistemoje dažniausiai yra naudojamas 60 dienų, tai šiuo atveju irgi pasiūlė 60. Tai galiu patvirtinti, taip pat pasiūlė padalinio kodą bei projekto kodą, kas yra dažniausiai pas mane naudojama. Tai tokiu būdu mums gali sugeneruoti reikšmes, pagal kurias galėsime daug greičiau registruoti sąskaitos faktūras, bendruosius žurnalus, galų gale užpildyti tiekėjų pirkėjų korteles. Taip pat finansinio ataskaitų atvaizdavimo galimybės. Tai daug kam iš jūsų nepatiko, kad finansinėse ataskaitose rodomos reikšmės su minusu. Tai nuo šiol yra padarytas pasirinkimas, kad galima rodyti skliaustus. Tai yra pasirinkimas arba minuso ženklu, arba skliaustai. Tai jeigu pasirenku skliaustai, man atvaizduoja reikšmės skliaustais, jeigu pasirenku minuso ženklu, tai man rodo minusus. Tai šiuo atveju galime peržiūrėti šitą ataskaitą, galima ją atsispausdinti, tačiau kol kas dar nėra padaryta VAS forma. Tai jeigu pasirinksime, kad yra skliaustai ir spausdinsime būtent per VAS formą, mums vis tiek rodys minusus. Tai ties šiuo, čia jau yra lokalizacijos pakeitimas, tai kiek kalbėjau, tai yra planuose irgi padaryti. Tai ateityje bus padaryta ir šita vieta, bet dabar galima eksportuoti į Excel ar šiaip peržiūrėti tokią informaciją jau būtent skliaustais. Na ir pakeitimai greitesniam būtent darbui. Tai pirmiausia yra išsamios informacijos Factbox skaitės pločio keitimas. Tai tikrai daugumai tai užkliūdavo, nepatikdavo ir trukdydavo. Tai būtent šitos skaitlės, tai yra nepriklausomai koks tai būdavo ar mažas, ar didelis, ar padidintas langas, matom, kad jis būdavo per pusę lango ir tai sukeldavo nepatogumus. Tai nuo šiol yra galima tiesiog prisitaikyti tą Factbox vadinamą skiltį pagal savo poreikį. Toliau ataskaitų aprašai. Tai jeigu nueisime, išeikime į pagrindinį puslapį ir čia paspaudus tuos 3 brūkšnelius, matom visas ataskaitas, visus puslapius priskirtus mano roliai. Tai šiuo atveju kiekvienas puslapis turi tokią raidelę ir čia jau yra aprašas būtent ką tas puslapis ar ta ataskaita daro. Tai tokiu būdu galima prieš generuojant ataskaitą pasižiūrėti, ar tai yra tikrai ta ataskaita, kurios mums reikia. Taip pat ataskaitų puslapio atidarimas naujame lange. Tai tikrai būdavo, kad, pavyzdžiui, jeigu einame per daug ataskaitų ir nežinome, kurios mums tiksliai reikia, mums vis reikėdavo iš naujo susirasti visą sąrašą, atsidaryti vieną, po to vėl susirasti sąrašą, atsidaryti sekančią. Dabar yra padarytas pakeitimas, pavyzdžiui, galiu paspausti ant šitos raidelės ir yra atidaryti kitame lange ikoną. Ant jos paspaudus man atsidaro naujame lange būtent šitas puslapis. Taip pat, jeigu pažiūrėsime, pavyzdžiui, yra, kur iš karto yra šita ikona, tai irgi galima paspausti ir atsidaro naujame puslapyje. Tai čia būtent yra padaryta, kad galėtumėm daug greičiau atidarinėti puslapius ir pasitikrinti, ko mums tikrai reikia, bei su kokia informacija mes norime dirbti. Tai galite pasiekti, tai bet kur sistemoje ar per paiešką susiradus to padaryti negalėsite. Bet yra visos ataskaitos. Tai iš šitos skilties galima atsidaryti. Arba tikslingiausia yra naudoti šituos 3 brūkšnelius. Ir tada atsidarys tik jūsų roliai aktualūs puslapiai bei ataskaitos. Tada Business Central atnaujinimas kartą į pusmetį. Tai nuo šiol yra padaryta galimybė. Jeigu nueisime į admin centrą,
yra galima pasidaryti, kad versijas atnaujintų tik pagal mūsų norimą versiją. Tai yra galima nusikelti atnaujinimą 5 mėnesiams į priekį arba daugiausia iki sekančios versijos, didžiosios versijos. Tai yra šiuo atveju man nebeliko 5 mėnesių iki sekančios versijos, tai aš galiu tiesiog pasirinkti, kad noriu, kad praleistų man visus naujinimus ir atnaujinti tik 26.5 versiją. Tokiu būdu man nebeleis tarpinių tų atnaujinimų, iš karto eis prie to, kas pusmetį vykstančio atnaujinimo. Tai yra patogu, jei norite išvengti tų visų tarpinių atnaujinimų ir tiesiog daryti tai kartą į pusmetį. Na ir tuo pačiu yra produkto atnaujinimo dažnumo pasirinkimas. Tai grįžtant į tą patį admin centrą, čia yra apps update reikšmė. Ir čia tos pauzos galima pasižiūrėti, kokios yra reikšmės. Tai galima atnaujinti su tarpiniais ir didžiaisiais versijų atnaujinimais, arba pasirinkti, kad atnaujintų mano visus produktus tik tada, kai naujins pagrindinę Business Central versiją. Tai tarkim dabar yra 26, tai jeigu pasirinkčiau, kad vyks major update, man atnaujinti tik tada, kai bus jau 27 versija. Tai čia irgi galite pasižiūrėti, jei nenorite tarpinių versijų, tačiau mes kaip tik rekomenduojam dažniau atnaujinti produktus, vien tam, kad mes išleidžiam atnaujinimus, koreguojam, pataisom kažkokius tam tikrus bugus ir jeigu jūs pasirinksite naujinti tik kartą į pusmetį, tai visus tos tarpinius atnaujinimus praleisite. Dabar dar viena galimybė, tai vėl su Power BI ataskaitom. Tai dabar jos yra padarytos kaip tam tikri puslapiai, dėl to jos galima jau išsikelti savo rolės centrą. Tai jeigu atsidarysiu čia ir pasižiūrėsiu, tarkim, savo tą norimą Power BI ataskaitą, tai joje, kaip ir visose puslapiuose, standartiniuose, yra ta žymė, kad iškeltų tą mūsų Power BI ataskaitą į pagrindinį puslapį. Tai jeigu nuspręsite naudoti jas taip pat galima išsikelti ir iš pagrindinio puslapio, kad būtų daug greičiau ir lengviau pasiekti. Na ir PDF failo peržiūra iš sistemos. Tai čia tikrai buvo toks nesklandumas, kad jeigu pridedame prie pardavimo sąskaitų ar pirkimo sąskaitų kažkokius PDF failus, juos galėdavom peržiūrėti tik parsisiuntus į savo kompiuterį. Tačiau dabar yra padarytas pakeitimas. Ir tas visas ataskaitas galime peržiūrėti tiesiai sistemoje. Jeigu nueisime į registruotus pardavimo sąskaitas faktūras, ir matom, čia yra iš karto pridėtas dokumentas. Tai galiu iš karto paimti ir atsidaryti savo norimą sąskaitą faktūrą tiesiai sistemoje. Taip pat, aišku, yra galimybė ir atsisiųsti. Tai turėkite omenyje, kad dabar yra daug patogiau peržiūrėti visas pridėtas ataskaitas, kažkokius išrašus ir galite dažniau naudoti šio funkcionalumu. Na ir tiek iš tos, kas nauja Business Central versijos, perduodu žodį savo kolegai, kuris jau pratęs apie lokalizaciją. Sveiki dar kartą visi. Aš pristatysiu, kas naujas Softeros produktas ir lokalizacijoje. Primenu, jeigu turite klausimų apie Softeros pakeitimus, apie lokalizaciją, apie Business Central atnaujinimus, galite drąsiai rašyti į Teams komentarų langą ir mes po pristatymo atsakysime į visus jūsų klausimus. Tai būtent dabar iš pat pradžių pristatysiu, kas Lietuvos lokalizacija naujo, o paskui prieisime ir prie Softeros produktų. Taip pat pirmas pakeitimas, kurį esame padarę, tai visose sąskaitose, visuose pardavimo dokumentuose užsakymo numerio atvaizdavimas spausdiniuose.
tai būtent galima atvaizduoti tiek nuorodą į dokumentą, tiek užsakymo numerį į būtent šią vietą. Tai galime eiti į Business Central ir aš parodysiu. Galime eiti į pardavimo užsakymą kažkokį. Susikurti naują. Pasirenkam pirkėją ir užpildome, pradinę visą tokią informaciją apie pardavimo užsakymą. Čia įvedu kažkokį išorinį dokumento numerį, nuorodą į dokumentą. Galiu pasirinkti kokią prekę vieną. Taip. Ir galime eiti įspausdinti, užsakymo tvirtinimas. Aš dabar parodysiu tiesiog su viena iš sąskaitų, bet veikia su visomis. Tai galim su pardavimo SF-u neužregistruotų. Ir būtent čia spausdinti užsakymo noriu, pasirenku nuorodą į dokumentą, kad spausdintų. Ir galime peržiūrėti, kaip atrodo pati sąskaita faktūra. Galima matyti, kad užsakymo nori, būtent tas nuoroda į dokumentą, ką aš parašiau laukelyje, atsivaizduoja kaip užsakymo numeris. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turite kažkokį specifinį užsakymo numerį ir norite jį atvaizduoti, tai galite nuorodą į dokumentą lauke, jis yra visiškai informacinis laukas, nurodyti tą reikšmę ir atvaizduoti. Jeigu jūs nepasirenkate, tai pas mus bendrai spausdinimuose čia ir bus nuoroda į dokumentą pavadinimas. Tai būtent šioje vietoje renkantis, ką spausdinti, taip ir atsivaizduoja. Pavyzdžiui, galime peržiūrėti taip. Kai aš pasirinkau nespausdinti, tada tiesiog nuorodą į dokumentą tą laukelį atvaizduoja. Toliau galime eiti prie kito, tai Intrastat duomenų atvaizdavimo. Tai čia skirta labiau, kad užsiimat prekybą prekėmis ir būtent padarėme, kad irgi visuose spausdiniuose galima atvaizduoti tarifo numerį, kilmės šalį, neto svorį ir bruto svorį, būtent tos prekės. Galime eiti prie Business Central ir parodysiu. Tai vėl taip pačiai spaudžiame užsakymo tvirtinimas ir renkamės kažkokią galim pardavimo sąskaitą faktūrą, pavyzdžiui. Ir čia, kur yra spausdinti Intrastat duomenis, užimam varnelę ir galim peržiūrėti. Galime matyti, šiuo momentu ant šitos prekės aš nesu užsidėjęs jokio tarifo numerio, kilmės šalies, tik svorį, neto ir bruto, bet jeigu būčiau užsidėjęs, tai čia atvaizduotų tiesiog man po apačią eilutės visus šios duomenis. Apie būtent šią prekę Intrastat tuos duomenis. Tai jeigu jums reikalingi sąskaitai faktūrai, Intrastat duomenys galite tiesiog su šiuo požymiu užsidėti. Tai yra visuose spausdiniuose pardavimo. Toliau, didžiulė problema ir tokia spraga buvo, kad galbūt, kai renkatės prekę, jūs negalit pasižiūrėti, kiek yra atsargų, ar iš jūsų jūs turite atsargų. Ir, pavyzdžiui, jeigu labai panaši prekė, galite pagal tai orientuotis. Tai dabar į pardavimo užsakymą įdėjom, kai jūs renkatės prekę ir dirbate su pardavimais, kad jūs galite rinkdamiesi prekę pasižiūrėti, kiek yra atsargų. Pavyzdžiui, esu pardavimo užsakyme, renkuosi naują prekę. Ir būtent yra stulpelis iškeltas atsargos, kur galite matyti, kiek šiuo momentu atsargų mes turime. Pavyzdžiui, matom 405, 426. Šios atsargos rodomas per visus sandėlius. Tai nėra kažkoks specifiškai, kad per vieną sandėlį rodo, tai rodo per visus sandėlius, kiek jūs būtent jų turite. Tai iš esmės paima tą stulpelį, kuris yra prekės kortelėje. Šį stulpelį atvaizduoja tiesiog dabar tam fact boxe, kur yra pasirinkimas. Tai gali būti patogu, kai tiesiog dirbate ir turite daug prekių, turite daug panašių prekių ir vedant galite pasižiūrėti, koks likutis jos yra. Gali kiek būti nepatogu, jeigu turite daug sandėlių labai skirtingų, tada gal nėra kiek tikslinga žiūrėti į šią vietą, nes greičiausiai realaus rezultato tiesiog nematysite. Taip pat atlikome SLE ataskaitų pakeitimus, tai buvo ataskaitos iškeltos į roles, buvo aprašytos ataskaitos bei papildomas filtravimas sukurtas, galima peržiūrėti visus juos. Taip pat pirmas pakeitimas, kad dabar galite visas SLE ataskaitas rasti Business Central.
Tai galime nueiti į patį Business Central, paspausti visos ataskaitos ir galime čia apačioje matyti SLE tokį kaip ir skiltį ir joje matyti visas ataskaitas. Tai būtent, jeigu jums reikia susiieškoti greitai kažkokią ataskaitą ar šiaip pasižiūrėti, kokių ataskaitų mes turime ir jos yra kažkiek patobulintos, perkopijuotos ar visiškai sukurtos naujos būtent nuo Microsoft'o, tai galite čia būtent nueiti ir persižiūrėti ir taip greičiau pasiekti. Taip pat atsirado ir SLE ataskaitų aprašymai. Kaip atsirado Microsoft'o, taip pačiai mes padarėme, kad jeigu nežinote tiksliai, kokios jums reikia, jūs žinote, kokia tiksliai reikia jums ataskaitas, kokių duomenų norite, bet nežinote, kokią čia ataskaitą pasirinkti, tai dabar galite Business Central pasižiūrėti, kam ta ataskaita skirta ir greičiau ją surasti, jums būtent tinkama, nereikia eiti per visas, atidarinėti ir generuoti jas, o galite tiesiog pagal aprašymą susirasti jums tinkamą. Tai galiu parodyti pavyzdį. Tarkim, susirandam banko sąskaitos apyvartos ataskaitą ir paspaudus į raidę, aš galiu matyti, kam ataskaita skirta ir kam naudojama. Taip pačiai ir su prekės, tarkim, apyvarta galiu matyti, kam ta ataskaita naudojama ir kam ją reikėtų generuoti, kokie čia plius minus duomenys bus atvaizduojami. Tai patogu greičiau tiesiog susiieškoti tinkamą ataskaitą ir neiti ir netidarinėti kiekvienos iš eilės. Taip pat atsirado papildomas SLE ataskaitų filtravimas, kad būtų tiesiog patogiau filtruoti, susirasti reikiamus duomenis. Tai pavyzdžiui, vienas iš pakeitimų yra prekės apyvartos SLE ataskaitoje pakeitimai, kad nespausdinti prekių su tipo aptarnavimas. Tai greičiausiai tokios prekės kaip kuras, kuro kortelės kažkokios, ar tokios kortelės, kurios eina į minusą ir greičiausiai minusinį kiekį ir greičiausiai nėra visiškai aktualios jums šioje ataskaitoje. Tai dabar galite su šiuo požymiu užsidėję tiesiog pasišalinti. Taip pat atsirado nupirkto IT sąrašas ataskaitoje filtravimai, kaip pavyzdžiui IT reg grupė. Taip pat į bandomasis balansas langą atsirado pora požymių. Spausdinti sąskaitas be nulio reikšmės, tai reiškia nespausdinti sąskaitų su nulinėmis vertėmis ir pasirinkti rodyti pavadinimas 2 lauką. Tai galite irgi taip pačiai pafiltruoti šiek tiek ir pašalinti tas būtent reikšmės, kurios nėra jums naudingos, tas eilutes, tos duomenis visus. Taip pat atsirado pradelstos mokėtinos sumos ir gautinos sumos ataskaitose korekcijos, tiesiog papildomai atsirado porą grupių, tai mokėtinose sumose atsirado tiekėjo registravimo grupė, kad galite filtruoti pagal tai, o pradėlstose gautinose sumose atsirado pagal pirkėjo registravimo grupę. Žinau, kad tikrai daugam buvo aktualu, kad būtent pagal tiekėjo ar pirkėjo registravimo grupės pasifiltruoti, tai dabar galite tai padaryti, tiesiog nuėję į Business Central, pasileidę ataskaitą ir pasirinkę čia filtrą. Taip pat atsirado pakeitimų su sąskaitų siuntimo elektroniniu paštu. Tai pardavimo SEF pašto naudojimas, tada, kad galima išorinį dokumentą pasidaryti kaip pavadinimą PDF-o, bei kad nerodytų to užklausos lango, kai siunčiate paštus, kai siunčiate vienu metu daugiau sąskaitų negu vieną. Tai pirmasis nustatymas yra toks, kad naudoti pardavimo dokumento pašto adresą. Šį nustatymą turite pasižymėti tada, kai norite, kad būtent įtrauktų ir siųstų elektroniniu paštu būtent tam klientui, kas nurodyta pardavimo antraštėje. Vadinasi, neima iš pirkėjo kortelės, o pasiima būtent iš pardavimo antraštės, kas yra nurodyta. Tai galbūt galiu ir parodyti, galime nueiti į bet kokį pardavimo užsakymą. Tik nežinau, ar visur aš turėsiu elektroninius paštus, bet tarkim, va, čia matau, yra turiu. Jeigu aš pakeisiu čia, jeigu uždėsiu būtent čia nustatymą, laiškų nustatymą į SLA puslapį, būtent naudoti pardavimo dokumento pašto adresą, tada, kai aš
jūsų sąskaitas klientui būtent ims iš čia, o nebeims iš pirkėjo kortelės. Tai jeigu nėra uždėta, tada veiks kaip ir įprastai seniau, kad paima iš dokumentų maketų pirkėjo kortelėje, o jeigu nieko nėra dokumentų maketų sukurta pirkėjo kortelėje, tiesiog paima tą elektroninį paštą, kas yra nurodytas pirkėjo kortelėje. Tai gali būti naudinga, jeigu klientas turi labai daug skirtingų, būtent jeigu yra didelis klientas, turi daug labai skirtingų elektroninių paštų, dirba daug darbuotojų, netinka vienam tam pagrindiniam siūsti, pavyzdžiui, kažkokiai buhalterijai tų sąskaitų, reikia išskaidyti, tada tiesiog galite nurodyti pardavimo antraštėje ir išsiųs būtent tuo elektroniniu paštu. Kitas pakeitimas, kuris tikrai daugam buvo labai svarbus, kad būtent kai siunčiate pardavimo sąskaitas, buvo problema, kad jums atvaizduoja vidinį dokumento numerį, kuris nelabai kažką jums ir gali pasakyti, kadangi greičiausiai visada naudojate vis tiek išorinį ir klientai pagal tai ir klientams būtent pagal tai atvaizduojate. Tai jeigu įmonėje naudojate išorinį dokumento numerį, kaip pagrindinį dokumento numerį, teikite į SAF ar panašiai būtent, tai dabar galima su standartinė funkcija, kai siunčiate elektroniniu paštu sąskaitas, būtent kad atvaizduotų tą į PDF-ą būtent išorinį dokumento numerį, o nebūtų vidinis. Tai galiu nueiti ir pademonstruoti jums, tai einu dar kartą į laiškų nustatymą ir padarau tą nustatymą, kad man siūstų. Šiuo momentas yra padarytas, dar kartą galiu perspausti ir galiu nueiti į registruotas pardavimo sąskaitas. Ir registruotose pardavimo sąskaitose tiesiog spaudžiu spausdinti siųsti ir būtent spaudžiu išsiųsti paštu PDF formatu. Tai yra standartinė Microsoft funkcija, tai nėra Softeros, bet mes esam padarę pakeitimą, kur galite ir matyti čia, kad yra būtent naudojamas išorinis dokumento numeris, nes vidinis yra būtent šis, o čia būtent atsivaizduoja išorinis, kurio jums ir reikia. Taip pačiai ir šita tema būtent laiške irgi prisegama būtent šis numeris. Tai jeigu žinau, kad daugam aktualu, tai tiesiog jeigu norite naudoti šį funkcionalumą, jums tiesiog reikia SLE atsinaujinti produktą pas save Business Centru. Toliau buvo problema, kai siunčiate daug sąskaitų, pavyzdžiui, užregistruojate daug pardavimo sąskaitų ir vienu metu tiesiog išsiunčiate, tarkim, 30 klientų pardavimo sąskaitą savo. Tai tuo momentu jums atidarydavo būtent va tokį langą, kad jūs matydai, kad kiekvieną kartą ir jums tiesiog reikėdavo daug kartų spausti, kad gerai mygtuką. Tai dabar galime padaryti, kad būtent su paslėpti siųsti paštu kelis užklausos langų nustatymų, jog netidarytų tokio lango, o tiesiog būtų visada, tiesiog nieko neatvaizduotų, o visada išsiųstų laiškus ir nereikės spausti papildomai gerai mygtukų. Tik svarbu, jog atvėrusime tam užklausos lange nustatymą naudoti dokumento filtrus nenuimti, kadangi jums tada tų dokumento filtrų neuždės ir gali būti išsiunčiamos visos išrašytos pardavimo sąskaitos, o ne tik tos, kurias pasirinkate. Tai labai svarbu būtent pasirinkti tą naudoti dokumento filtrus. O tą nustatymą galite įjungti per laiškų nustatymai puslapyje šį požymį. Taip pat buvo daugam aktualu, jog naudojatės kredito įspėjimais ir būtent visų tuo pirkėjo kortelėje esančių kreditų laukų, kad pavyzdžiui, jeigu yra skola, pavyzdžiui, pas pirkėją, tarkim, 1000 eurų, kad jam nebeleistų registruoti sąskaitų faktūrų, bet šiuo momentu visada leisdavo. Tai galiu šiek tiek pademonstruoti, kas čia pakito. Tik atsišaukiu būtent ataskaitas. Jeigu jums taip pačiai nutinka, kad jums kelis kartus reikia spausti atsisakyti paštą, ką galite padaryti, būtent nueiti į ataskaitų išrinkimo pardavimą. Ir čia nuimti varneles, kur matote, kad yra
naudoti laiško priedui, kadangi man 4 kartus ir bandė išmesti tą atvaizduoti tą langą, jog aš noriu išsiųsti. Tai jeigu jūs siunčiate, pavyzdžiui, tik tais vieną pardavimo SF registruotą, tai jūs tiesiog čia ant vieno galite paspausti tą varnelę ir jums tada, kai spaudžiat išsiųsti paštu PDF formatu, netidarys 4 skirtingus kartus, jeigu jūs atsisakote. Galiu ir parodyti galbūt. Spaudžiu uždaryti, atsisakyti ir matot dingsta. Prieš tai man 4 kartus atidarė. Gerai, galime toliau eiti. Tai būtent apie šį nustatymą kalbėsiu dabar apie naujas nustatymas, kur būtent neleista registruoti. Tai einame į kažkokį pirkėjo kortelę. Gal galime į tą iš tikrųjų net ir kitą. Ir čia būtent galime nusistatyti kredito limitą. Bet jis būdavo toks informacinis, ir tarkim, aš nustatau 1000 eurų, bet jisai kaip ir tiesiog jums atvaizduodavo, kai jūs registruodavot pardavimo sąskaitą, kad jūs peržengė jau kredito limitą, bet tai informacinis langas. Dabar galime nustatyti pardavimo gautinų sumų nustatymuose, jog būtent neleistų registruoti sąskaitų faktūrų. Tai būtent, kai tas kreditas yra pasiekiamas, tada ar neleis. Tik svarbu dar ir čia būti nustatyta. Jeigu nebus, kad įspėjimo nėra, tai irgi negalios. Tai jeigu čia uždėta, kad abu kredito įspėjimas, kad abu įspėjimai arba kredito riba, kai jūs paspausite šią varnelę, tuomet jums tiesiog ne tai, kad išmes informacinį langą, o jums tiesiog jau nebeleis registruoti, jeigu tas klientas turi skolą, kuri yra nurodyta ties kredito riba ir viršijo ją. Tai tokiu būdu galite šiek tiek apsisaugoti ir dabar tokiu būdu padaryti tai, kad ne tik informacinį langą matyti, bet iš tikrųjų, kad neleistų užregistruoti ir tada jau galėtumėte eiti ir lyg ir aiškintis, kodėl taip yra ir galbūt mokėjimas nesugretintas ar dar kažkokios panašios problemos būtent yra. Toliau kitas nustatymas, tai naujas rekvizitų funkcionalumas, tai pirkėjų bei tiekėjų kortelėse, šitam Factbox skiltyje, buvo pridėti papildomai laukai, kuriuose pateikiama informacija apie įmonės įsiskolinimą, valstybinėms institucijoms pardavimo pajamas bei kreditavimo riziką. Tai einame į tiekėjo kortelę ir parodysiu. Jeigu kažkam neveikia šitas rekvizitų funkcionalumas, tai kreipkitės tiesiog į Jira. Gali būti, kad jis nėra pajungtas, bet jis yra visiems Softeros klientams nemokamas. Gal einame į realią kažkokią įmonę, galim tą pačią Softerą susiieškoti. Matote, čia turi būti nurodytas įmonės kodas, nes pagal tai identifikuoja iš rekvizitų puslapio. Užkraus man. Taip, užkrovė, matome, čia yra įmonės kodas, aš paspaudžiu mygtuką užpildyti duomenis iš rekvizitai LT ir čia galime matyti, kokia skola sodrai yra, kokia skola VMI yra, taip pat pardavimo pajamas ir kreditavimo rizika. Tai tokiu atveju galite tiesiog pasižiūrėti, tarkim, tiesiog iš sąrašo tiekėjo ar pirkėjo būtent kokia yra jo skola, kokios pardavimo pajamos ir matyti tokią informaciją būtent papildomą. Taip pat tikrai žinau, kad iš kolegių daug girdėjau, kad jums trūko to mokesčio kodo pardavimo sąskaitose ir PVM įrašų peržiūroje, tai šiuo momentu mes jį visai ką tik įdėjome ir galite jau atsinaujinti produktus ir rasti. Tai galiu dabar net ir pademonstruoti. Einame į pardavimo sąskaitas. Matote, čia galima, jums greičiausiai nebus šio lauko, tai tiesiog per personalizaciją jį išsikelkite, jeigu jums jo nerodo. Tiesiog plius laukas. Ir pasirinkus ant eilučių, jūs jį galite iškelti į būtent šią vietą.
šiek tiek pratrinsiu eilučių, nes gali būti, kad aš kiekio tiek neturėsiu. Noriu parodyti ir peržiūroje, kaip atrodo. Jeigu užteks man kiekio, neužtenka. Tuoj galime įti kažkokį kitą dokumentą, kur aš prekės turiu. Šalinsiu eilutes, kurios prekių kiekio neturiu. Pridedu naują. Pažiūriu pagal šitą. Turiu, matau, šitos tikrai turiu. Taip pat man greičiausiai truks dimensijų, tai aš jas noriu iš karto. Ai, ne, matau, yra. Taip, viskas gerai. Ir tada aš spaudžiu pagrindinis, peržiūrėti registravimą ir jeigu viskas užpildžiu teisingai, turėtų man atvaizduoti, kokie įrašai bus sukurti. Taip, atvaizduoja, spaudžiant PVM įrašo, čia taip pat gali būti jums neiškelta, tai būtent per personalizaciją, kaip prieš tai rodžiau, išsikelkite mokesčio kodą ir matysite. Toliau, vienas iš tokių naujausių, kad nuo gegužės 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos atsiskaitimų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymas, būtent atsižvelgiant į šio įstatymo susijusių teisės aktų reikalavimus, būtent paskelbė rekomendacijas, kaip apskaitoje gali būti registruojamos apvalinimo tos būtent sumos. Pardavėjų apvalinimai didins arba mažins pardavimo pajamas, o pirkėjų apvalinimus registruos į bendrųjų administracinių sąnaudas. Ką mes esame padarę, tai esame pateikę nuorodą į dokumentą, kur yra būtent rekomendacijos visos pateiktos, ten yra daug pavyzdžių, bet taip pačiai esame paruošę instrukciją, kaip būtent Business Central sistemoje reikėtų naudotis būtent visų funkcionalumų ir kaip šio įstatymo laikyti. Tai šiuo momentu šio nerodysiu jums pilnai ir nepristatysiu, nes galbūt ne visiems jis yra aktualus, tačiau būtent išsamei yra instrukcijų puslapį pas mus paruošta, tai kai atsiūs mano kolegė jums vaizdo įrašą po pristatymo, tada galėsit paspausti čia instrukciją, arba tiesiog galite nueiti į mūsų instrukcijų puslapį, galiu aš net pademonstruoti, spausti kas naujo, tada spausti finansai, tada nuo 25.05 mėnesio ir galite nueiti apačioje, čia galite arba per čia matyti tą visą atsiskaitimų grynaisiais pinigais apskaitos tvarkymą. Tai čia yra pateikti ir pavyzdžiai, kaip tuos nustatymus pasidaryti Business Central, viskas yra paeiliui, tai galite tikrai nueiti ir susirasti ir pasiskaityti, jeigu jums yra aktualu. Toliau noriu pakalbėti apie Softera Uni produkto pakeitimus. Tai būtent šis produktas tobulinamas yra dažniausiai jūsų dėka, kai jūs pasiūlote kažkas, kas jums nėra patogu, kažkas Business Central matote, kad galėtų būti geriau, kažkokį Microsoft'as funkcionalumo kažkokio neįdėjo, kurio jums trūksta. Tai drąsiai siūlykite mano kolegams ir sakykite, kad būtų naudinga. Tai mes, jeigu matysime poreikį, kad daugeliu klientų gali tai būti naudinga kažkoks funkcionalumas, ar susijęs su prekyba, ar šiaip tiesiog su kažkokiu palengvinimu, tai jį įdėsime ir galėsit naudotis visi būtent šio pakeitimu. Tai aš dabar parodysiu per pusę metų, ką mes esame padarę ir ką esame atnaujinę. Tai pats pirmas dalykas, tai poraštės nuotrauka pardavimas spausdiniuose. Kuo čia skiriasi, kad spausdiniais visi pardavimo dokumentai būtent turi būti su prierašu Softera Uni. Tai nuo šiol galime įkelti poraštės nuotrauką ir daugelis klientų, aš žinau, kad tiesiog reklamuojasi. Vis tiek, tai spausdiniais yra toks kaip reklaminis veidas ir kažkoks įmonės atvaizdavimas. Ir jeigu norite parodyti, kaip kažkokį turite sertifikatą savo klientams, tai būtent galite šiuo momentu įsikelti. Tai einame į Business Central.
Dar kartą einam į spausdinių nustatymus. Aš galiu neišeiti, nes man dar reikės šito dokumento. Tiesiog ant viršaus einu į spausdinių nustatymus. Ir čia galim matyti visiems spausdiniams, kuriems veikia šis, tai kaip ir sakiau, turi turėti būtinai Software Uni prierašą. Ir čia galite įkelti, pašalinti poraštės nuotrauką. Tai aš esu jau įkėlęs vieną nuotrauką ir noriu tiesiog parodyti, kaip atrodo realiai būtent šis pakeitimas. Tai spaudžiu spausdinti, pasirinku Software Uni prierašų pardavimo sąskaitą ir spaudžiu peržiūrą. Galime matyti visą pardavimo sąskaitą ir gale pačioje būtent tą nuotrauką, ką aš ir esu įkėlęs. Tai įkėliau tiesiog kažkokį ISO sertifikatą, bet jeigu jūs turite kažkokią reklaminę žinutę ar kažkuo, ko norite pasigirti, galbūt tiesiog reklamuoti savo įmonę, tai visada galite čia atvaizduoti ir išspausdinti savo klientams. Dar kartą pakartoju, tiesiog priminimui, kad galioja šis pakeitimas tik Software Uni spausdiniams. Tai jie visi turi tokį prierašą. Jeigu jūs neturite Uni spausdinių, bet turite Software Uni produktą ir norite, kad tie spausdiniai atsivaizduotų būtent jums, čia galite nueiti į spausdinių nustatymai Uni puslapį ir sukurti Uni ataskaitų išrinkimus. Tai reiškia, visur atsiras būtent Uni ataskaitos jums ir galėsite jomis naudotis. Šį būtent produktą turi tik Softeros klientai, tai jeigu atėjote ir nesate Softeros klientas, tai greičiausiai jūs negalėsite pasiekti Softeros Uni produkto pakeitimų. Toliau, čia labiau irgi skirtas prekybiniams, tuo, kas užsiimat pardavinėjat prekes, ar šiaip, kurie taikote akcijas ir kažkas nuolaidos savo klientams, tai dabar galime pasirinkti, kad pardavimo dokumentuose spausdinti nuolaidos procentą, nuolaidos sumą, ar iš viso nuolaidos nerodyti. Gal pavyzdžiui, pritaikot klientui kažkokią nuolaidą, bet jūs tiesiog nenorit jam rodyti, kad tą nuolaidą pritaikyta, o jums pristaikyta kaina pagal kainoraštį kažkokį. Tai galite paspausti, kad nuolaidos nerodytų ir tiesiog tada nebeatvaizduos. Tai noriu jums ir pademonstruoti. Tai dar kartą einam į kažkokią pardavimo sąskaitą. Nurodau čia, kad nuolaida, tai va, tarkim 15 eurų. Spausdinti siūsti, proforma. Pasirinku vėl Software Uni. Ir ties spausdinti nuolaidą galiu peržiūrėti, tarkim, su procentu, kaip atvaizduoja. Tai va, tarkim, su procentu atvaizduoja taip. Tada galiu iš viso pasirinkti, kad nerodytų man tos nuolaidos. Į apskaitą registruosis tą nuolaidą ir viskas bus gerai, suma galutinė atsivaizduos teisingai, bet tiesiog vaizdavime nebelieka to, nei kad čia suma be nuolaidos, nei nuolaidos stulpelio. Toliau, kaip ir prieš tai rodžiau LBC lokalizacijos tos spausdiniuose, tai viskas identiškai, tai mes esame padarę ir Software Uni spausdiniuose, tą patį funkcionalumą tiek su Intrastato duomenimis, tiek su užsakymo numerio spausdinimais, kad identiškai galite atspausdinti būtent tiek užsakymo numerį, tiek Intrastat duomenis. Tai tiesiog šito nebekartosiu ir neberodysiu, bet tiesiog turėkite omenyje, kad jie yra suvienodinti spausdiniai ir funkcionalumas išlieka nesvarbu, ar naudojate Software Uni ar Lietuvos lokalizacijos spausdiniais. Gal kaip tik tai galiu pridurti, kaip jūs galite atskirti, koks tai spausdinys yra, tai kai jūs renkatės būtent lokalizacijos Lietuvos spausdinį, tai nėra Software Uni prierašo. Vadinasi, jūs naudojatės Lietuvos lokalizacijos. Tai tam tikrų dalykų gali nebūti, kaip pavyzdžiui, spausdinimo nuolaidos Lietuvos lokalizacijos spausdiniuose, o tik Software Uni. Tai kaip ir sakiau, tai ir Intrastat, tai identiškas pakeitimas, tiesiog norėjau įdėti, jog žinotumėte, kad tokį pakeitimą taip pat esame padarę. Toliau, ką padarėme, kad pastebėjau, kad per laiką atsirado tų parinkčių labai daug. Ir kai jūs spausdinate spausdinius, greičiausiai, jeigu nesinaudojate prekėmis, jums nėra aktualu nei partija, nei vaštaraščio duomenys, taip pat Intrastat duomenys, nes jums tiesiog nereikia, nes jūs nedirbat su prekėm. Tai padarėme, kad ne visus iš karto jums rodytų laukus, o reikėtų paspausti rodyti daugiau. Tai jeigu jūs nematote kažkokių nustatymų, visada pasižiūrėkite, rodyti daugiau yra paleista.
Tai dar kartą galiu pademonstruoti. Einame, tarkim, iš ankstinę sąskaitą ir spaudžiu čia. Matote, nėra tam tikrų laukų, kurių jums gali reikėti, tai spaudžiu tiesiog rodyti daugiau. Ir dabar aš jau matau, kad, tarkim, yra ir užsakymo numeris, ir nuolaidos, ir antrata duomenų spausdinimas. Tai jeigu jūs nenaudojat, nereikia jums, tai tiesiog dabar nebesimaišys ir bus tiesiog lengviau surasti jums reikiamus laukus. Taip pat, jeigu jūs paspaudėte rodyti daugiau, tai jums kitą kartą atidarius, tiesiog norėjau parodyti, kad išsisaugos, nereikės kiekvieną kartą spaudinėti rodyti daugiau, o kitą kartą jau tiesiog, jeigu jums tai reikalingas visi nustatymai, tai jums juos ir rodys. Tiesiog reikia vieną kartą paspausti rodyti daugiau. Taip pat praeitą kartą, kai išleidome atnaujinimus ir darėme pristatymą, kas naujo Business Central, buvome sukūrę Softera Uni atidėjimo šablonų nustatymus, kad būtent į atidėjimo aprašą galima būtų susikurti, kokie laukai turėtų nueiti. Dabar padarėme, kad numatytai galima būtų sukurti kažkokius nustatymus ir nereikėtų ranka juos vesti, nes ten gali kilti visai kažkokių keblumų ir tiesiog, kad būtų paprasčiau. Tai einame į atidėjimo šablonus. Einame turiu vienintelį draudimą, tai jį ir einame. Tai matote, dabar čia yra, aš galiu ištrinti visas eilutes ir tarkim, jeigu pas jūs yra čia tuščia, o jūs norite naudoti šablonus, bet tiksliai iki galo nesuprantate, kaip čia sukurti, tiesiog paspauskite 3 taškus bei sukurti nustatymus. Jums atvaizduoja pranešimą, ar norite, ir kad bus esami ištrinti, jūs paspaudžiate taip, ir tiesiog sukuria. Ir jau čia galime matyti, kad numatyti yra kažkokie parametrai, kuriuos jau galite pasikeisti pagal save, jeigu norite, pavyzdžiui, paspaudus 3 taškus ir pasirinkate kažkokį kitą pakeitimą. Na, čia 2 dokumento numeriai, bet tarkim, taip. Tai dabar nebereikės jums ranka būtent kurti, o kažkokie numatyti jau galime tiesiog sukurti vieno mygtuko paspaudimu. Toliau, taip pat dirbantiems su prekėmis, kad, pavyzdžiui, jums atsiunčia kažkokią prekę klientas, kuris pagal brūkšninį kodą, pagal kažkokią jo numeraciją, ir jums reikia greitai surasti iš savo 9000 prekių sąrašo būtent tą prekę. Tai kaip dabar galima padaryti, kad nereikia atsiminti mintinai, o galima nueiti į prekių nuorodas, į prekių sąrašą pradžiai ir pasifiltruoti pagal prekių nuorodą. Ko ir pademonstruosiu, einam į prekės puslapį. Čia matome visas prekes ir aš noriu, kad pafiltruoti būtent pagal prekės nuorodą, tai spaudžiu prekę, viršuje filtruoti pagal nuorodą ir čia pasirinku, tarkim, kad būtų brūkšninis kodas ir T raidė ir žvaigždutė, tai reiškia viskas su T raidė. Man atvaizduoja išfiltruoja 4 prekes, kurios turi prekių nuorodas, kurios prasideda T didžiąją. Tai gali matyti čia test 3, test 2 ir panašiai. Tai jeigu jūs nurodysit kažkokį unikalų kodą, tai jums tą vieną prekę atvaizduos. Taip pat, jeigu jums nebereikia šio filtro, tiesiog paspauskite pašalinti nuorodos filtrą ir neberodys. Tai tokiu būdu galite tiesiog greičiau surasti prekes pagal brūkšninį kodą, pagal tiekėjo kažkokią nuorodą ar būtent pirkėją. Taip pat visai naujas dalykas, skirtas turbūt visiems apskaitą vedantiems žmonėms, buhalteriams, tai deklaracijų sąrašas Business Central sistemoje. Tai būtent toks funkcionalumas, kuriame galite, kiekvieną mėnesį turite pateikti tam tikras ataskaitas. Tai ką mes sukūrėme? Tai sukūrėme sąrašą, kur surašėme visas mėnesinės, ketvirtinės, metinės deklaracijas, surašėme, kur jūs turite formuoti pas mus Business Central sistemoje, kaip tai padaryti, jeigu, pavyzdžiui, jūs esat naujas žmogus ir tiesiog nesnaudojate seniau Business Central ir nemokate, tai esame sukūrę tam instrukcijas, tai čia galite paspausti, skaityti ir nueiti. Taip pat terminą, iki kelintos mėnesio dienos reikia būtent pateikti tą ataskaitą.
bei kur pateikti. Tarkim, jūs gal nežinote tiksliai, kur, kad greičiau būtų, tiesiog galite paspausti teikti ir jūs nukreips būtent į tą puslapį. Ir jeigu jūs pateikėte, tiesiog galite paspausti baigta. Tai dabar galiu nueiti ir pademonstruoti. Iš buhalteris ir buhalteris uni rolės centrų. Grįžtam į pradinį langą, galime eiti į apačią, tik aš galvoju, kad aš esu šitoj roliai, galiu pasižiūrėti, kokioj roliai tiksliai esu buhalteris roliai, galiu persijungti buhalteris uni. Tiek palaukim. Ir galime matyti instrukcijos vaizdai įrašai, būtent čia deklaracijų sąrašą. Jeigu jūs naudojate kitą rolę, viskas gerai, jūs galite tiesiog išsikelti ir per paiešką nueiti į deklaracijų sąrašą. Ir čia tiesiog paspausti šitą vėliavėlę ir jums irgi iškels. Tai, ką ir norėjau parodyti, tai nuėję į šį deklaracijų sąrašą, jūs galite pasižiūrėti, tarkim, ką formuoti. Tarkim, jeigu neturite teisų, tai jums greičiausiai neleis visų, tarkim, su GPM susijusių, bet tarkim, intrastatą galite nueiti čia ir jį tiesiog suformuoti. Tada galite paspausti baigtą, kai jūsų kolega ateis, jis galės matyti, ar jau yra pateiktas, tarkim, ISAFas, ar intrastatas pateiktas, ar kažkokios GPM deklaracijos, nes tas baigtas požymis matysis visiems vartotojams. Jeigu mėnesį viską užsibaigėt, atėjus naujam mėnesiui, kai jau ateisit tiesiog į šį puslapį, galite pastatyti baigtą požymį ir nusims tos baigtą varnelės. Tai taip pačiai jas galima vėl susidėti. Tai kuo tai patogu naujiems žmonėms, patogu tai yra viskas vienoje vietoje, vienoje sistemoje, nereikia kažkur rašyti per Teams ar elektroniniu paštu, o tiesiog vienoje vietoje susižymėti, tada matys ir jūsų kolegos ar pateikta, taip pat ir instrukcijos yra padarytos, kaip tai padaryti. Ir net surašyti terminai, iki kada turite tą padaryti. Kaip minėjau, čia būtent deklaracijų teikimas, tai kur. Tai čia į SAF, kur SAFas teikimas ten ir panašiai. Galite nukreipti į trečios šalies svetainę. Tai primenu, kad buhalteris ir buhalteris uni rolėse, būtent čia yra deklaracijų sąrašas arba per paiešką. Taip pat žinau, kad tikrai mažai žmonių ir mažai klientų mūsų naudoja Shopify integraciją, tai noriu tik informuoti, kad yra Microsoft standartas, standartinė integracija ir jeigu jūs turite elektroninę parduotuvę Shopify'ui, tai tikrai galite labai lengvai sinchronizuoti visiškai nemokamai, nebent kažkokių mūsų konsultacijų reikės, bet integracija nieko nekainuoja ir galite tiesiog integruotis visus Shopify užsakymus į Business Central. Tai visai patogu, kadangi čia Microsoft dalykas, jis išleido prieš galbūt daugiau nei šiek tiek nei metus ir kiekvieną kartą tikrai tobulina šį funkcionalumą ir įdeda naujų dalykų. Ko mums trūko, ko mūsų klientai sakė, trūksta, tai naudoja būtent tas išorinio dokumento numeris. Greičiausiai dažnai būna taip, kad Shopify užsakymas ir užsakymo tas numeris ir yra išorinis dokumento numeris. Seniau jums automatiškai nepriskirdavo, todėl padarėme tokį nustatymą, jog naudoti išorinį dokumento numerį, kurį galima rasti Shopify parduotuvės kortelėje. Ir ką jis daro? Kai importuojasi iš Shopify užsakymas pardavimo į Business Central ir kai kuriamas pardavimo užsakymas, tiesiog būtent tas Shopify dokumento numeris ir tampa išorinių dokumento numeriu ir jums nereikia eiti atskirai rankomis priskirti, tai tiesiog daugiau automatizacijos ir mažiau rankinio darbo. Jeigu domina Shopify integracija būtent su jūsų sistema, tai galite pasiskaityti tiek internete, tiek kreiptis į mus per širą. Na ir atėjome prie pabaigos, tai tiesiog norėjau painformuoti TuneNotify naują produktą. Žinau, kad daug kas naudoja, daug kas gaunate pranešimus. Tiesiog norėjau informuoti, kad tokio tipo pranešimus gaunate iš mūsų ir tai nėra Microsoft siunčiamos žinutės, tai yra Softero siunčiamos žinutės. Su šiuo prierašu galite matyti. Ir būtent, kai gaunate šį pranešimą, jums nebūtina daryti, čia greičiausiai būna informacinio kažkokio pobūdžio šios žinutės, tačiau mes bandome tai pasiekti klientus, kad jums nereikėtų eiti kažkur į elektroninį paštą ieškoti. Būtent mūsų elektroninių laiškų
Tai pavyzdžiui, buvo neseniai išėję, kad, tarkim, Microsoftas pridėjo tvarumo modulį ir įtrūko teisų rinkinių vartotojams, kurie buvo apriboti. Tai tiesiog mes skatinome nueiti ir prisidėti teisų rinkinį, bet visada atkreipkite dėmesį. Norėjau tiesiog informuoti, kas jums rašo, tai visur pasirašo, kad Softera, tiek ir linkėjimų į Softera komandą parašome, o jeigu turite klausimų, žinoma, klauskite į Jira, bet nebijokite šio lango kažkaip uždaryti, čia jums nieko papildomai nepadarys Business Central sistemoje, tai yra tik informaciniai pranešimai, skirti greičiau pasiekti jūs ir kad nereikėtų tiesiog eiti jums skaityti elektroninių laiškų. Taip pat noriu priminti, kad viską, ką mes pristatėme, tai viską talpiname į kas naujo Softera instrukcijos.softera.lt puslapį, tai tiek finansai, tiek Softera Unit, tiek darbo užmokestis, kur bus pristatymas ir galėsite pasiklausyti gegužės mėnesį, taip pat Business Central, apie GPaisą, e-sąskaitą, Bankfeedą ir apie kitus visus mūsų produktus. Be instrukcijų, kai to, kas naujo parašyta, mes visada įkeliame instrukcijas ir kaip, pavyzdžiui, atišaukti dokumentus, jeigu netyčia kažką sumaišėte, datą, tarkim, ar šiaip kitą informaciją, kaip kažką formuoti. Kaip ir prieš tai rodžiau deklaracijų puslapį, kaip yra formuoti SAP registrą ar panašiai, tai būtent į šį puslapį ir sukeliame. Tai prieš klausantis ir kreipiantis į Jira, mes tada rekomenduojame nueiti į Softera instrukcijų puslapį ir susirasti reikiamą informaciją. Galbūt mes jau tokią instrukciją esame sukūrę ir galite tiek taupyti savo pinigus, laiką bei ir mūsų laiką, nes vis tiek tiesiog galite greičiau surasti reikiamą informaciją. Taip pat, prieš tai jau praeitą kartą irgi norėjau pranešti, taip pačiai dar irgi pakartosiu, kad Business Central ne tik kompiuteryje, ne tik interneto naršyklėje, bet ir telefone, tiek planšetėje, tiek galite Android telefonams, tiek iOS, Apple telefonams parsisiųsti tą programėlę ir naudotis Business Central. Tai taip pat galite parsisiųsti ir Windows naršyklį, Windows Mac kompiuteriams tą būtent appsą ir nereikės jums per naršyklę jungtis. Tai šios nuorodos irgi taip pačiai paliktos bus skaidrėse, tai kai jums atsiūs jas, jūs tiesiog galite paspausti nuorodas ir parsisiųsti bei naudotis. Aktualu telefonoje naudoti tada galbūt, kai kažką jums reikia greitai pasižiūrėti. Tikrai tas interfejsas, tas visas atvaizdavimas yra patogus, neatrodo negražiai ir nėra, kad nepatogu būtų naudoti, tiesiog gal reikia priprasti. Tai labai skatiname su Emilija klausti jūsų klausimų, žinau, kad jūs jau tikrai uždavėte, tai tiesiog klauskite ir mes tenksimės dabar atsakyti. Taip, tai aš bandžiau kiek įmanoma atsakyti, kai ką sustruktūrizavau, tai leisiu Inui dabar pailsėti ir perėti prie savo dalies. Tai buvo tokių klausimų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto apmokinimas bei dirbtinio intelekto naudojimas on-premise atveju. Tai šiuo metu tokių galimybių dar nėra, bet net neabejoju, kad artimoje ateityje tai bus, nes Microsoftas labai daug investuoja į būtent šio funkcionalumo plėtimą. Tada gal galite plačiau papasakoti apie Sales Order Agent, kokios jo funkcijos ir galimybės, kaip tai gali būti naudojama. Tai kodėl aš nepristačiau šiandien to funkcionalumo, nes jis kol kas dar yra naudojamas tik anglų kalba. Tai jeigu jūs turite klientų, su kuriais bendraujate anglų kalba ir tai nebūtų nesklandumų, tai tikrai galite pradėti naudoti. Ką jis daro, tai Sales Order Agent padeda komunikuoti laiškai su klientais, tai jį susikonfiguravus, jis tiesiog per Business Central siunčia laiškus bei juos priima atgal taip pat į Business Central. Čia gali klientai siųsti jums užsakymus, pavyzdžiui, jeigu parašys, kad nori to ir to produkto, tiksliai su vienetais bei panašiai, kaip vadinasi pasis Business Central pavadinimą nurodys. Tai tikrai veiks ir galės pagelbėti. Tačiau, kad pristatyti jums bendrai, tai tikrai laukiu, kol bus galima naudoti lietuvių kalbą, nes net neabejoju, kad didžioji klientų dalis bendrauja lietuviškai. Na ir Microsoftas tų versijų atnaujinimų praplėtė sustainability funkcionalumą. Gal galite pademonstruoti ir plačiau apie jį papasakoti, kokios galimybės yra Business Central. Tai jo taip pat nepristačiau dėl to, nes jis nėra pritaikytas Lietuvos rinkai. Ką prašytumėm, tai jeigu jūs esat mūsų klientas ir norite naudoti sustainability jau tą visą funkcionalumą, tai reikėtų, kad kreiptumėtės į mus
ir mes padėsime pritaikyti tai Lietuvos rinkai. Nes mes be konkretaus atvejo negalime to praplėsti ir galų gale savo produktuose, kad visiems būtų pasiekiama. Tai čia būtų toks abipusė nauda, kad praplėstumėm šitą funkcionalumą ir būtų jau galima naudoti visiems. Tai turėkite omenyje, kad norite jį naudoti, tikrai susiekite per Jira ar rašykite laišką ir padėsite. Na ir buvo klausimai būtent Einarui iš jo dalies. Tai norime pridėti papildomus pasirenkamus dokumentus, bendrosios tiekimo sąlygos, eksporto apribojimai ir panašiai. Ar galima realizuoti tokių dokumentų pasirinkimą, prisegant prie pagrindinio dokumento? Tarkim, yra pardavimo sąskaita faktūra ir sekantis puslapis iš karto, kad būtų būtent tie visi eksporto aprašymai. Ne, tokios galimybės šiuo momentu nėra, tai esame darę tam tikriems klientams, bet tai buvo modifikuota būtent jiems. Kol kas tokio poreikio nepastebėjom, bet galbūt verta pamastyti apie tai, nežinau, kiek yra kam naudinga. Jeigu jūs manote, kad tai būtų visai naudinga, tai galbūt net galėtume dabar ir parašyti. Tai viską tikrai drąsiai siūlykite, tokio pakeitimo neturime ir darome kaip ir custom, tiesiog būtent tam tikriems mūsų klientams, bet jeigu, sakau, turite tokį pageidavimą ir manot, kad kitiems gali būti naudinga, tai visada siūlykit. Geras klausimas, iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti tą patį kodą. Mano žiniomis tai turėtų, nenoriu klaidinti, tai gal aš tiesiog pasitikrinsiu, pažiūrėsiu tą ataskaitą, kaip jį generuojama, būtent tas nustatymas, ir tada jums atsakysiu asmeniškai. Arba galėsite tiesiog net šį langą mūsų, kad visi matytume. Tai nėra globalus Microsoft atnaujinimas, tai viską, ką aš kalbėjau, tai yra būtent Softeros klientai. Tai jo, tai negalite, jeigu jūs jau atsinaujinat produktus ir net matote, tai greičiausiai nėra būtent jums pasiekima. Ir dar yra momentas, kad pasižiūrėkit, kai naujinate visus savo tuos produktus, kuriuos jūs turite, SLE. Jeigu neturite tokio produkto, tai greičiausiai nepasieksite būtent šio pakeitimo. Ar Lietuvos lokalizacijos pakeitimą, ką demonstruojate, turėtų būti matomas ir kitų partnerių klientams, ar tik Softeros? Tai čia tikriausiai atsako į praeitą klausimą. Taip. Deja, bet taip. Nežinau. Dar klausimų, jeigu kas turite, galime dar palūkėti. Kolegė minėjo, kad dar įdės anketą ir į tą anketą labai prašysime vėl kaip ir per kiekvieną seminarą atgalinio ryšio, tai būtinai užpildykite, taip pat labai laukiame prisijungiant į Facebook mūsų grupę, į kurią atsakinėjame būtent į klausimus. Taip, tiesiog galite užduoti, tai turbūt turime tiesiog bendruomenę bendrą, galite prisijungti į ją ir tiek užduoti jūs klausimus kokie jums kyla, kažkas nesigauna, tai aš tikiu, kad arba mes atsakysime bet kokiu atveju, arba galbūt atsakys kažkas iš esančių būtent šiame susitikime ir tiesiog mūsų tikslas kurti bendrą bendruomenę Business Central, kas naudoja sistemos ir kad kartu galėtumėm mokytis, o ne tik mes galėtumėm padėti. Tai turbūt kol kas klausimų nesulaukime, jeigu turite jų bet kuriuo momentu galite rašyti mums į Jira ir mes tikrai jums padėsime. Jeigu nerandate kažkokių pakeitimų ir esate Softeros klientas, taip pat kreipkitės, pabandysim suieškoti priežastį, kodėl jūs nerandate jų, o dabar norime padėkoti, kad dalyvavote naujienų apžvalgoje ir turbūt iki susitikimo kitais metais, net šiais turbūt metų pabaigoje, kai Microsoftas išleis kažką naujo. Ir dabar linkiu visiems gražios darbo dienos ir skanių pietų. Iki.